Sveiki, mano vardas Greta ir šiandien mes esame svečiuose pas Autogedą, kur vyksta visi automobilių restauracijos, tuningo ir netgi kūrybos nuo nulio darbai. Tai iš tikrųjų man už nugaros yra išskirtinis eksponatas, kurį šiandien ir apžiūrėsime. Tai buvo absoliutus statuso simbolis savo klestėjimo metais, tai yra Mercedes Pullmanas 600. Tik išvydęs dienos šviesą, Pullmanas tapo labai populiariu pasirinkimu tarp kilmingų šeimų, tarp garsenybių, valstybę valdančiųjų. Ir iš tikrųjų jo vardas Pullmanas kilo iš bandymo atkartoti XIX amžiaus prabangius geležinkelio vagonus. Tai būtent jų interjerą ir komfortą jo važiuojant. Ir tai truputį išduoda, kad šis automobilis nėra skirtas jo važinėti, jis labiau yra skirtas būti jo keleiviu. Tad šiandien aš truputį pasipuošiu ir bandysiu įsijausti, ką reiškia būti tokio prabangaus automobilio keleiviai ir ką tai reiškia prieš tiek metų. Galima sakyti, kad Pullmanas buvo ne šiaip automobilis, o netgi pareiškimas. Jį buvo pamėgę daugelis žinomų žmonių, tokių kaip Jeremy Clarksonas, John Lennonas, Hugh Hefneris, Pablo Escobaras ir netgi popiežius Paulius VI. Ir jis turėjo būtent štai taip specialiai jam modifikuotą versiją, kur nusimdavo galinę stogo galis, kad galėtų būti matomas visų aplink jo važiuodamas. Aš irgi norėčiau būti matoma visų su tokiu automobiliu važinėdama. Įvertinimo momentas visom rankų darbo detalėm, nuo paskutinių siūlių iki visų medinių detalių, žodžiu, viskas apgalvota ir iš tikrųjų būtent šis spalvų pasirinkimas man yra vienas gražiausių matytų iš visų, kuriuos apžiūrinėjau, besiruošdama jums papasakoti apie šį automobilį. Čia yra hidraulinė sistema ir jos pagalba besidarinėjantis langai. O, ir šitą galima. Kaip matote, dar ne viską išspaudinėjau. Ir fainiausias, žinoma, šitas. Kad vėl galėtų pokalbį šiek tiek privačiau pasisukti nuo vairuotojo. Ir be abejo, vienas mane labiausiai nupirkusių mygtukų, tai šis, paverčiantis šias galinės sėdynės į patį patogiausią fotelį namuose. Jeigu galvojate, kad šis automobilis siūlo tik prabangą ir komfortą, aš turiu jums šokiruojančių žinių. Čia slypintis 6,3 litro V8 variklis, jį galėdavo išskraidinti iki 100 km/h per mažiau nei 10 sekundžių. Tuo metu ir ypač įvertinus automobilio dydį, gana įspūdingas rezultatas. Tačiau man atrodo, kad važinėjant tokiu automobiliu niekas nenori kuo greičiau atsidurti ten, kur važiuoja ir iš tikrųjų ta kelionė gali prailgti, nes ji yra vienas didelis malonumas. Ir ant 200. Vairuotojau, į atgal į Vilnių. O kaip gražiai. Ir dabar geriausia dalis. Pirštų geriau nepalikti kišus. Pullmanas yra iš tiesų išskirtinis automobilis ir aš noriu jums truputį papasakoti kodėl ir tai argumentuoti labai mėgstu skaičiais. Tai automobilis buvo gaminamas netgi 18 metų, tačiau jų pagamintų yra labai nedaug, tik 2677, iš kurių 428 yra štai tokia ilgoji versija, kuri beje buvo vienas ilgiausių kada nors pagamintų sedanų, siekiantis net 6 metrus. Ir jų gamyba užtrukdavo gana ilgai, todėl jų buvo pagaminta ne tiek daug, todėl kad labai didelis dėmesys buvo skirtas būtent rankų darbui ir ranka apdirbtom detalėm, kas be abejo užimdavo daugiau laiko, kad sukurti tą tokį kruopštumo ir prabangos įspūdį. Mercedes Pullmanas išlieka tikras tobulumo siekis tiek važiavimo prasme, tiek dizaino ir iš tiesų jis yra prikaustęs visų automobilių mylėtojų bei kolekcionierių širdis po šiai dienai, nors jis buvo tikras to meto elito eros apibrėžimas. Tai labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę prie jo prisiliesti ir patirti, ką reiškia sėdėti tokiame automobilyje ir pasijausti kaip tikra žvaigždė. Daugiau epizodų galėsit pamatyti YouTube'ės kanale ir laukiame kitų susitikimų ir dar įdomesnių automobilių.